Kasmet Lietuvos žemdirbiai praranda 1000 tonų derliaus. Statistikos rodikliai rodo, jog vidutiniai derliai visoms kultūroms paskutiniais metais mažėja. Ar mes iš tikrųjų padarome viską, kad išsaugoti jūsų derlių? Mes turim planą, kurio pagalba derlius ne tik išsaugosim, bet juos ir padidinsim. Mūsų komanda dirba prie pačių efektyviausių būdų šiai piktžolei mažinti. Sveiki susirinkę. Turime neeilinį susirinkimą, todėl kad pastebėjau, jog Lietuvos žemdirbiai per paskutinius keletą metų netenka didelių derliaus kiekių. Ir viena to priežasčių yra plintantis pelinis pašiaušėlis mūsų laukuose. Pakalbėkim apie dabar esančią situaciją Europoje. Kaip žinom, veiklioji medžiaga flufonicetas sekančiais metais, tai 26 metais, bus paskutiniai metai, kad ūkininkai galės naudoti savo laukuose. Kaip ir minėjai, 26 metais arba 26 metų ruduo bus paskutinis naudoti flufeniceto produktus ir liks vienas produktas - prosulfokarbas. Dar yra BASFo dvi veikliosios medžiagos - pikolinofenas ir yra pendimentalinas. Jo, tai pikolinofeno pagrindinė dalis yra dviskilčių piktžolių naikinimas. Pendimentalino norma, taip, nuo 2025 metų rudens norma registruota yra mažesnė nei buvo sakykime, prieš tai istoriškai arba netgi yra registruota kitose kultūrose. Ir mes suprantam, kad likus ant vieno produkto mes neturėsim arba Lietuvos žemdirbiai neturės galimybės pakeisti herbicidų savo plotuose arba savo hektaruose. Tokiu būdu mes turėsim labai didelę problemą, todėl kad šis produktas irgi pradės neveikti net ir tos pačios milguolės taip, kaip jis veikia ją šiandieną. Turime ieškoti ir kitų sprendimų. Piktžolių plitimui įsibėgėjant, veikliųjų medžiagų arsenalas mažėja. Bet ar tikrai esame bejėgiai? Svarbu technikos higiena. Reikia valyti, prižiūrėti. Kai senų sprendimų nebeužtenka, tenka ieškoti kitų kelių. Pirmiausia, kulti švarius laukus. Taip išvengsime papildomų užkirtimo. This wheat has a ligula which is longer when you compare that to ryegrass. Ką daryti ūkiui, kad neprarastų kontrolės? You cannot base the control on the herbicide, you have to combine them. Nuo ko prasideda efektyvi gynyba? Apie tai dar pakalbėsime.